Protesto metu banko nei valdytojai, nei kažkokie viršininkai, nors norim ne tik atiduoti pareiškimą, bet ir susitikti, pasikalbėti apie problemą. Jie atsisakė susitikti. Praėjus 25 valandom bankas atsiuntė man žinutę, kad tvarkoj, mūsų žmogus jums paskambins, mes padidinam jums limitą. Aš prašiau padidinti limitą nuo 20 mėnesio limitą, nuo 20 iki 22 tūkstančių. Tiesiog, nes daugiau nereikia. Paprašiau padidinti, gerai. Jie sakė, paskambins. Paskambino moteriškė ir sako, va čia man nurodė jums paskambinti ir apie limitus čia jums reikia padidinti. Sakau, ne. Man pasakykite, kas nurodė, vardas, pavardė ir pareigos. Oi, aš nežinau, ar galiu aš jums pasakyti. Ne, sakau, tada aš su jumis daugiau nekalbėsiu. Man pasakykit vardas, pavardė, kokios pareigos to žmogaus ir ką jisai jums nurodė. Aš sužinosiu. Tai padėjo ragelį ir daugiau skambučio nebuvo, bet atėjo žinutė, kad jūs galit pats suspaudęs ten kodus pasididinti savo limitą iki 22 tūkstančių. Gerai, pasididinau savo limitą ir tą pačią dieną tuoj pat nusinčiau naują prašymą padidinti limitą iki 40 tūkstančių. Dabar, kodėl aš tai padariau? Aš sužinojau, kadangi jau žinojau, ar ne, kad mano asmeninė sąskaita Swedbanke ir mano rinkiminė sąskaita, kur ne mano pinigai, o žmonių paaukoti pinigai, jų limitai buvo skirtingi. Bet jos tada buvo sudėtos į vieną, man nežinant. Ir padarytas vienas limitas abiem sąskaitom. Tai reiškia mano asmeniniai sąskaitai plus mano rinkiminiai sąskaitai, kuri nėra mano asmeninė. Vienas limitas. Šitą sužinojau, aš savo irgi 2 savaitės negalėjau daryti jokių pavedimų. Dar daugiau. Aš sužinojau, kad mano iždininkė visai svetimas žmogus, kuri pagal sutartį, privalomą sutartį, pagal įstatymus su manimi administruoja šitą visuomeninę sąskaitą. Mano iždininkės asmeninė sąskaita Swedbanke yra sudėta su visuomeninė Eduardo Vaitkaus sąskaita ir mano iždininkė negalėjo 20 eurų padaryti pavedimą iš savo sąskaitos, nes jinai viršijo 20 tūkstančių eurų limitą vienam mėnesiui. Nors jinai ne prie ko, jos parašo nėra, yra tik tai mano parašas ir banko parašas, kad šitam žmogui jos asmens kodas toks ir toks, kad jam leidžiama prisijungti ir administruoti šitą sąskaitą. Jinai moteriškė, pradžiai galvojo, kaip taip gali būti, pinigų yra, jai rodo, kad viršytas limitas ir jinai tokių sumų ne per mėnesį neišleido. Paaiškėjo, kad taip ištvirkauja Lietuvoje esantis bankas. Tai tada aš parašiau dar prašymą, kadangi aš turiu 2 sąskaitas, abiem sąskaitom aš taip savo galvojau. Vienai sąskaitai 20 tūkstančių, kitai sąskaitai 20 tūkstančių, iš viso 40 tūkstančių. Po 1,5 paros atėjo pranešimas, kad jums leidžiama padidinti iki 40 tūkstančių. Padidino. O dabar dar, tuo pat metu, mano giminaičiui reikėjo daryti pavedimą iš Swedbanko. Jis ten turi 2 sąskaitas. Vienas asmuo turi 2 sąskaitas asmeninės. Daro pavedimą ir parašo, kad tai sąskaitai viršytas mėnesio limitas. Tai tada jis, ten ar 5 ar 7 tūkstančius, padarė pavedimą iš kitos savo sąskaitos Swedbanke ir pas jį limitai buvo 2 atskiri. Ne vienas kaip kartu sudėtas, o 2 atskiri. Tai aš manau, kad visas šitas procesas taip pajudėjo dar ir dėl to, kad vienas Lietuvos pilietis, aš neatsiklausiau tai jo vardo pavardės ir nesakysiu, jis pareiškė savo asmeninę pilietinę poziciją. Būtent šito įvykio atžvilgiu. Ir jis nusintė į Švediją
Švedijos parlamento pirmininkui, Švedijos ten biudžeto komisijos parlamento pirmininkui, anglų kalba parašęs tekstą, labai gražia, labai kokybiška, literatūriška anglų kalba, aprašęs visą situaciją ir pareiškęs savo poziciją švedų bankų kažkokiai asociacijai, kaip Lietuvoje esantis Švedijos bankas Swedbank daro šitokius žingsnius. Ir šitą jo raštą aš irgi dar nusiunčiau 2 didžiausiam Švedijos laikraščiui ir internetiniam puslapiui didžiausiam. Nusiunčiau papildomai šalia tos medžiagos, kurią aš čia Lietuvoje turėjau ir ją išverčiau, per internetą išverčiau į švedų kalbą. Neturiu informacijos, kad švedų žiniasklaida būtų į tai sureagavusi, bet aš manau, kad Švedijos parlamente ne vienas, ten procedūros tam tikros yra, sekretoriai perskirto informaciją, tam tikrą informaciją nuplaukė apie tai, kaip Lietuvoje galima užsienio bankui kištis į prezidento rinkimus, tiesiogiai apsunkinant vieno pretendento rinkiminę kampaniją. Tas užsienio bankas yra Švedija, kur demokratijos šauklys, pilna demokratija. Amerikoje yra ydinga demokratija, yra toks išsireiškimas. Amerika pagal demokratijos indeksą ar 20 pasaulio šalis. Skandinavijos šalis yra pirmosios, kur pilna demokratija. Tai pilnos demokratijos šalies vadovai niekaip nesureaguoja į jų banko kišimąsi į Lietuvos politinį gyvenimą. O dabar retorinis klausimas, o kas būtų, jeigu tai būtų pasielgęs Rusijos bankas? Arba Kinijos bankas, tam, kad nereiktų sakyti Rusijos. Bet iki tokio lygio absurdo mano iždininkė negalėjo naudoti savo pinigais, nes Swedbankas taip nusprendė. Tai užtat aš ir sakau, nuo rugsėjo 5 dienos apsisprendęs. Gana. Tai baigiau šito klausimu.